Kas yra lavos akmenys? Tai akmens plokštės, kurios yra išpjautos iš būtent lavos akmens. Ir lava labai gerai akumuliuoja temperatūrą. Jis gali netgi išlaikyti 3 arba 400 laipsnių temperatūrą. Dėl to kepti ant jų ir skrudinti ant jų yra kur kas geriau. Mes galime drąsiai kepti steiką, mes galime kepti krevetes ir akmuo visiškai netvės. Mes netgi galime įsikaitinti akmenį, pradėti kepti steiką ir jį nusinešti ant stalo ir tokiu būdu pabaigti kepti steiką tenais. Kai kurie restoranai netgi daro tokią paslaugą, jie įkaitina lavos akmenį virš griliaus ir tada nuneša jį ant jūsų stalo ir tuomet jūs galite išsikepti steiką tiesiog ant stalo dėl to, kad akmuo labai ilgai neatvėsta. Ant akmens iš tikrųjų kepti labai paprasta dėl to, kad jis būtent dėl savo savybių, dėl to, kad jis turi savyje daug porų, jis yra nelimpantis. Tai mes užsipilam šiek tiek aliejaus ir mes drąsiai galime kepti ar tai steiką, ar tai žuvį, ar krevetes, ar tai tiesiog vištienos krūtinėlę ir jinai jums prie akmens neprilips. Lavos akmenys mes galime naudoti virš skirtingų paviršių. Mes galime dėti tiesiog virš laužo, mes galime dėti su kojelėm ant griliaus ir paskui perdėti ant stalo. Lavos akmenys mes galime netgi naudoti virš dujinių viryklių, galime naudoti virš bet kurio griliaus ar, kaip ir minėjau, virš laužo.